Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia Susispėtimai. Ir mano vardas Saulius Jovaišas. Ir čia mes turime pokalbius kartą per mėnesį. Apie tai, kas mums atrodo įdomu. Bet tarpusavyje mes tai kartais vadiname kaip pokalbį apie tai, kas nepaprastai paprasta. Arba nepaprastai paprasti dalykai. Ir šiandien toksai nepaprastai paprastas dalykas, apie kurį norisi pasikalbėti, yra metamorfozė, o gal ir ne. Gal tiesiog klausimas, ar žmogus gali pasikeisti ir kas iš to, ir kas po to. Ir įdomu, ir ką jūs apie tai galvojate, dėl to galite visada mūsų radę YouTube, Facebook'e, Spotify, Apple Podcastų platformose parašyti savo komentarą arba pasidalinti suradę bet kurį iš mūsų. Aš tikiu, kad kolegos nesupyks. Aš tai tikrai nesupyksiu, kad man rašyti, jeigu jas nereikėtų trukdyti, nes mokslo žmonės. Ir tie mokslo žmonės yra nuolatiniai mano prelegentai, bičiuliai, su kuriais labai smagu būti kartu ir galvoti naujus klausimus visiems tiem, kurie žino visus atsakymus į visus klausimus. Tai filosofas Rasas Maksalis. Sveiki. Ir psichologas Viktoras Keturakis. Ir mes pradedam, kaip ir kiekvieną mėnesį. Prieš temą ir kalbėjom, kad čia filosofinė tema, čia psichologinė tema ir dabar kažkaip gaunasi, kad vis dėlto kaip ir visos mūsų temos yra ir tokios, man taip atrodo. Tačiau šitai temai mane paskatino tas toks dažnas klausimas iš aplinkosų, o žmogus gali pasikeisti. Ir mano atveju tai būna netgi taip, kad manęs klausia, o tai jis pasikeis? Arba, brangioji, atleisk man, aš pasikeisiu. Žiūrėk, kaip būna. Tai klasikinėse dalykuose va. Tai aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo šito klausimo, o paskui, ne apie brangiąją, aišku, bet nuo klausimo, ar žmogus gali pasikeisti. Ir pirmiausia, norėčiau, aišku, natūraliai užduoti psichologui. Viktorai, kaip tu manai, ar žmogus gali pasikeisti? Bet čia du klausimai yra. Vienas tai yra klausimas, o kam tau reikia, kad pasikeistų, tai yra viltis ir lūkestis, kad kitas pasikeis, nes tame klausime yra keli dalykai. Aš noriu, kad kitas, ar aš tikiuosi, ar aš bijau, ar aš pažadu, kad kitas ten pasikeistų, ar norėčiau. Bet mano pirmas klausimas, tai ką reiškia, kad kitas pasikeis, tai suprask, aš tada geriau gyvensiu, nes tada man nereikės keistis geresniam gyvenimui. Taip. Kitas pasikeis ir aš geriau gyvensiu. Taip, jeigu paprastai buitiškai, galvojant. Taip. Ir čia yra momentas, kam to reikia, o antras momentas, jeigu taip tiesiai atsakyti tą klausimą, žmogus tiesiog negali nesikeisti, tik jisai pasikeis, bet galbūt į blogesnę pusę, arba ne į tą pusę, kur tu nori. Tai jis tikrai pasikeis, nes žmogus negali nesikeisti, mes kaip minimum senstam, dar šitas nesustabdyta, o ir būda, reagavimo, bet nebūtinai ten, kur mes norime. Mhm. Aš čia truputėlį likčiau iš to vietoje su tavim, perėsim prie filosofinės neužilgo aspekto šito fenomeno. Kai aš klausiu ar gali žmogus pasikeisti, tai turbūt norėčiau pasitikslinti šiek tiek, kad ar jisai gali pasikeisti dabar. Turiu galvoje, dabar tai tarkim ten per metus, per 2. Tavose, kad mes keičiamės dėl to, kad senstam, mes keičiamės dėl to, kad mes ten, sergam arba sveikstam. Tai taip. Ir aišku, tas yra psichologinis momentas, kada iš principo turbūt labiausiai žudantis santykius, bet kokius santykius lūkestis tai yra, kad kitas žmogus pasikeis. Lūkestis, kuris neturi jokio net ir etinio pagrindo, ko gero. Ne tik, kad reiškia kažkokio tokio psichologinio, bet ir etinio net. Bet vis tiek mumise yra tas lūkestis, kad kitas pasikeis. Bet aš dabar norėjau sukonkretinti, kaip tu galvoji, ar žmogus gali pasikeisti, prieš metus jisai buvo toks, o dabar jis kitoks. Bet man vis tiek įdomu klausėjo pozicija. Iš kur ateina klausimas? Aš nesuprantu. Aš girdžiu klausimą. Taip. Ir nes aš susiduriu dažniausiai su tuo, kad žmogus ar save ar kitą nori pakeisti. Ir tada norėdamas, tarkim, save pakeisti,
jisai užduoda, kad jam ar jai nesigauna ir sako, ar aš pasikeisiu, nes vat bandau atsisakyti įpročio ir nepasikeičiu. Tai vėlgi jame yra intencija ir kryptis pokyčio ir nesėkmė, kai nesigauna. Bet tada yra ne apie pasikeisti, bet ar man gaunasi pakeisti. Ir čia susipainioja žodžiai. Aš mėginu save pakeisti ir man nesigauna ir tada išvadą darau ar klausimą keliu, ar aš galiu pasikeisti. Apskritai, ar tai įmanoma, ta prasme? Taip, tai jeigu aš bandau save priversti keistis, tai ne. Bet jeigu nebandysiu keistis, o pamatysiu, kur aš keičiuosi, tai taip. Pamatysiu, kur aš keičiuosi. Jo, tai yra leisiu savo, kaip sakyti, norėti, ilgėtis, bet neversiu. Čia subtilūs dalykai, bet jeigu aš neturiu, nes reiškia, tai, kai žmogus nori save keisti, jame yra noras save keisti, pasipriešinimas ar įpročiai nesikeisti ir rezultatas tas, kuris netenkina. Bet jeigu aš kasdieną atsikeliu ir žiūriu ir gyvenu, aš, reiškia, įsileidžiu naujas žinią, patirtį ir kažkokiu būdu aš galiu pastebėti tuos mažus pokyčius, kurie vyksta. Jeigu aš darau kažkokį pratimą, tai aš galiu pastebėti savo mažus įpročių pokyčius, įgūdžių pokyčius, mankštos pokyčius. Tai šitos dalykus aš galiu daryti, kaip sakyti, ir vykti. Ir jeigu aš turiu save privertimą ir pasipriešinimą, tada įspūdis yra, kad nesikeičiu. Tai man atrodo, mes kalbam apie įspūdžius, keičiuosi ar ne, ir labai mažai kalbam apie, pavadinkim taip, kabutėse, sakau, tikruosius pokyčius, kurie vyksta ar nevyksta manyje. Nežinau, ar aš aiškiau tau atsakau, gali... Taip, man aiškiau atsakai. Taip, čia turbūt apie savirefleksijų klausimas yra apie tą priverstinį procesą, nes atrodo, kad per žodis keistis jisai suponuoja tam tikrą prievartą. Nes tai yra, net fizikoje, reiškia, pokytis vyksta per tam tikrą energijos prievartą ar energijos veikimą. Rasiu, filosofinių požiūrių arba tavo asmeninių požiūrių, ar žmogus gali pasikeisti? Kažką norėjau sakyti, bet Viktoras taip įdomiai dabar pasuko viską, kad man lyg ir norisi čia toj psichologiniai plotmei išlikti, bet kadangi nieko joje neišmanau, tai teks, man atrodo, kraustytis, reiškia, į savo tokią komforto zoną labiau. Man atrodo, mums reikia susitarti šiek tiek dėl tokio tikslesnio įvardėjimo, vat aš kaip visada noriu prie pačių sąvokų prikipti. Ką reiškia keistis? Galima kalbėti apie pokytį tokį labai bendrą ir kai pasakėjome metamorfozę arba transformaciją, tai tą ir turiu omeny, pavyzdžiui, kas pakeičia savo formą. Tai va tokiu klasikiniai sampratai forma yra esmė. Reiškia, tai yra kažkas, kas pakeičia savo esmę, kas gali keistis iš esmės. Tai va tas, sakykime, kada buvo kažkada senovėje toks filmukas apie kalifą gandrą, jeigu prisimenat. Jisai pavirto į gandrą ir paskui pamiršo, ten kažkas atsitiko, jis negalėjo atsiversti atgal. Tai va tas žodis, burtažodis, kurį jisai sakydavo, mutabor, lotyniškai tai reiškia aš pasikeisiu. Reiškia, jisai tikras žodis yra, aš pasikeisiu. Bet va jis pakeitė savo esmę tokiu būdu. Tai, o kas tada tai esmė yra? Jeigu tai pažiūrėti ne tokia antropocentriška pozicija taip į pasaulį, tai jame viskas keičiasi, bet kartu ir nesikeičia tarsi. Nes panašu, kad tą formą įvardyja žmonės. Forma yra susijusi su tam tikrom sąvokom. Bet aš pasakau, kalifas jisai iš žmogaus pavirto į gandrą. Bet dėl to, kad jis tai suvokia, jis tai įvardyja, jis gali pasakyti savo burtažodį, kad jis nori būti gandru, pavyzdžiui, ar ne? Pasako, aš jau nebe žmogus. Tai čia yra labai svarbu, ką tu įvardyji. Kokią tu formą pasirenki, kokia tavo vizija yra ir į ką tu nori pavirsti. Tai galbūt čia tokia griežta, absoliučia prasme pasikeitimas neįmanomas, nes mes negalim pavirsti gandrais, bet tai, ką Viktoras kalba, pakeisti kažkokį, ar tai įprotį, ar tai kažką, kas mums trukdo gyvenime, ar ne, kažkokį trūkumą, kažkokią silpnybę savo kažkaip tai pakeisti. Tai viskas priklauso nuo to, kaip tu suvoksi, kaip tu pamatysi tai ir kaip tu tai įvardinsi, nes tada prasideda ta kaita, reiškia, ką tu atsispiri, reiškia, reikalingas kažkoks projektas tavo pokyčiui. Tai čia tokia ne absoliučia, bet tokia labai tokia aspektinė prasme, kalbant apie pokytį, atitolstam nuo tų filosofinių, reiškia, gilių diskusijų, kur ten buvo Parmenidas sakė, kad nieks nesikeičia, būtis yra tokia pati visada. Herakleitas sakė, kad viskas keičiasi dialektiškai ir taip toliau. Jeigu šitą diskusiją padėti į šoną
grįžtam į tą jau, reiškia, psichologinę plotmę. Tai čia matyt eina kalba apie tai, kad labai svarbu, kad žmogus labai aiškiai pamatytų vis dėlto kokį tai, reiškia, savo charakterio bruožą ar kažkokį tai savo, reiškia, įgūdį jis nori transformuoti, pakeisti, nes nuo to viskas ir priklauso. Nes visada gali iškilti klausimas, o kaip tu žinai, kad tu pasikeitei? Tai reiškia, ar tu pasikeitei, o ką žinau? Nes aš nežinau, pavyzdžiui, galų gale aš jaučiu diskomfortą, bet aš kažkad noriu, kad kažkas pasikeistų, ne kaip tas toks šaukia tau, daryk ką nors, ar ne, keiskis tenais. Tai ta tokia skamba kaip pretenzija, nu kada jis pasikeis tas žmogus, kada jis nustos mane nervuoti, kada jis bus normalus žmogus, reiškia, kokį aš turėjau omeny, kai, reiškia, su juo pradėjau bendrauti ir gyventi, ar ne. Tai va čia problema yra ta, kad ta vizija neaiški, nes jeigu ją detalizuoji ir pasakai, nu, nustok gert, arba nustok ten kramdyti nagus, ar dar kažką, tada jau galime kalbėti apie kažkokį tai veiksmą, kuris toks aiškesnis ir suprantamesnis, tada galima jau prie to dirbti, taip sakant, ar ne? Tai čia mano toks iš dviejų dalių atsakymas. Filosofiją padėjau į šoną, nes, sakau, man įdomiau, ką Viktoras kalba, čia man nes nauja, aš šitus dalykus nesu apmąstęs iš tikrųjų, kaip žmogus, reiškia, pats reaguoja į savo ir kitų pokytį, čia man įdomu. Bet ar tai jūs abudu kalbate apie tokį keitimąsi kaip procesą, ta prasme, ne apie pasikeisti kaip rezultatą, o apie keitimąsi kaip procesą. Ir mano klausimas tada yra, ar keitimasis kaip procesas yra iš tiesų pokytis? Turiu galvoje, ar tai tikrai keičiasi kas nors esmingo žmoguje, kai keičiasi kažkokia jo dalis tarsi. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš ten atsisakau kažkokio tai įpročio, vyksta su manim pokytis ir ar tada keičiasi mano esmė, ar aš keičiuosi iš tikrųjų. Gal tai keičiasi tik mano įpročiai, gal tai keičiasi mano elgsena ir viskas. Jeigu galima, aš čia pratęsiu savo tą mintį, kad čia priklauso nuo to, kaip tu tai įvardinsi iš tikrųjų. Tas yra, nėra kito kriterijaus. Tu pasakysi, aš tą ir turėjau galvoje, tada aš jau naujas žmogus. Galbūt kitas žmogus to pasakys, galbūt kitam žmogui. Tu pasikeitei, sakys. Anksčiau buvai toks malonus žmogus, o dabar tu pasikeitei. Tu net nepastebėjau, plauk, niekas neįvyko, o čia pasirodo pasikeičiau. Gal tikrai, žiūrėk, gerai, iški viskas, aš jau ten lygio aukščiau, ar ne? Čia labai svarbu tos savokos, reiškia, matymo, to pavidalo matymo. Forma tai yra pavidalas, reiškia, mes turime matyti tai. Turim aiškiai suvokti. Kaip tu manai, Viktorai, kaip čia, ar mes, kai mes keičiamės, mes iš tiesų keičiamės? Kai keičiasi kažkas mumise, ar iš tiesų mes keičiamės? Nu, va čia tas klausimas iš tiesų, man atrodo, yra momentas. Aš susiduriu su psichologiniu lygmeniu ir socialiniu. Tai su psichologiniu aš susiduriu, kad žmonės save keičia. Jie sukuria, net yra toksai savoka psichologai, false self, toks netikras aš. Reiškia, žmogus sukonstruoja save, netgi savo įpročius, galbūt gerus įpročius ir ten reakcijas, tokį, kokį nori, ir lyg ir gyvena, bet viduje gyvena dar kažkas kitas. Kažkas, kas yra šalia, kažkas, kas ateina į terapiją ir sako, žinai, aš šiaip tai darau, bet man yra nepilno gyvenimo jausmas, man kažkas ne taip, aš ne taip keičiuosi, man nesigauna. Ir tada atsakymas į tavo klausimą iš esmės, tai atrodo, kad ne iš esmės, kad jis kažkokį luobą kažkokią pakeitė, bet kažkas nepasikeitė, kas žiūri ir reaguoja, kad čia yra ne tai. Tai čia psichologinis lygmuo. Socialinis lygmuo yra, kad, man atrodo, mes gyvenam kismo kulte. Mes gyvenam laikais, kai būti keistis yra tiesiog labai gerai. Kad tai yra gražu, kad tai yra žmonėm net poreikis. Nu, paimsiu pavyzdį lyties keitimą, ne? Žmonės keičia. Ir aš čia nenoriu eiti įvertinimus gerai ar blogai, bet tas poreikis, tas ieškojimas savęs, keitimasis ir ieškojimas tos esmės, to pavidalo, to tapatumo, tos fizinės išvaizdos, netgi reiškia operacijos, tai ieškojimas, tai koks tas aš. Ir tas ieškojimas vyksta per keitimą. Nu, žinai, ir už tai yra kovojama, už teisę tą keisti yra kovojama, kad mano poreikis keisti ir ieškoti savęs, nu, va tos esmės, man atrodo, jisai visur šalia, visur aplinkui. Tai aš va taip susiduriu su keliom tom pusėm, kad
kad keistis ir vat, kur ta esmė yra, ir tada iškyla klausimai, kai žmogus pakeičia lytį ir dalyvauja dabar kokios lyties olimpinėse varžybose. Tos, kurios buvo ar kurios yra. Nu ir tada kyla klausimų, kad žmogus negali dalyvauti ten vyras tapęs moterim, pakeitę lytį ir dalyvauti moterų varžybose, nes supras, kad kažkas nepasikeitė ir nelygios sąlygos. Ir tada paaiškėja va, tas klausimas, kas yra ta esmė, tampa ne tik tai žmogaus reikalų, kad pasakyt, kad aš pasikeičiau, bet ir visų reikalų mums susitarti. Ar čia jau yra ta esmė, kuri leidžia mus, kaip sakyt, grupuoti, ar ne? Čia daugybė pavyzdžių, klausimų, kur tas, aš taip paimu tą aštrę temą, kur ten žmonėm nepriimtina, tai aš kol kas nevertinu ir neinu į tą gerai ar blogai, tas tiesiog vyksta. Ir kelia klausimų tiek besikeičiančiai grupiai, tiek tai grupiai, kuri žiūri, kaip čia dabar reikia gyventi ir kas čia darosi. Aš norėčiau pakomentuoti. Man labai įdomu šitas sugretinimas psichologinės ir socialinės dimensijos. Dėl to, kad kaip tik čia aš ir iš savo pusės, ką kalbėjau, irgi priartėjau prie to paties fenomeno. Man atrodo, kad tos savokos atsiranda socialiniai plotmėje, tai yra simbolinė raiška, mes įvardijam kažką, tai ir ne, vyras, moteris, sakykime, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti moterim, kokie atributai to, kai mes atpažįstam, reiškia, kultūroje ar visuomeniai. Tai čia yra tokios savokos. Ir vienas tai yra viena plotmė, kita plotmė yra ta psichologinė, kur žmogus jaučia diskomfortą tam tikrą. Ir atsiranda toks sukeitimas. Man atrodo, aš šitoje vietoje patirties neturiu, bet aš taip įtariu, kad kada žmogus pradeda pasiema tas savokas ir jisai lygina su savo, sakykime, vidinę patirtim, arba kaip jis jaučia, tai jis jaučia tam tikrą, tokią disonansą. Ir jam atrodo, kad jis vieną savoką pakeitęs kitą, tą disonansą išspręs. Bet problema yra ta, ir man taip atrodo, kad ko gero ta vidinė būsena yra tokia, tas subjektyvybė, jinai niekada nėra tau duotybė. Iš tikrųjų, tu net nežinai, kas tu esi. Dėl to tu net nežinai, ką tu gali ir turėtum keistis. Va čia yra didelė problema. Taip. Tau atrodo, kad tu tarsi eksportuosi save iš psichologinių problemų į tą socialinį lygį ir išspręsi ir tada liksi ir dingsta vidujybė. Ir tada bus viskas išspręsta. Bet realiai vidujybė dingsta tik tais po mirties arba rojuje. Rojuje nėra vidujybės. Taip prasme, kad viskas yra vienaplotmiška ir laiminga. Arba pragare. Tai man atrodo čia, kada Saulius sako, kaip čia tas žmogus keičiasi, bet problema ir yra ta, kad arba tu gyveni tokiais projektais, tu suvoki sąlygiškumą to, reiškia, kad tu gali tikimti kažkokį tai nedidelį aspektą ir jį įvardinti kaip kažkokį tai siekinį, kažkokį tai savoką, kažkokį atributą, ir suvokti tai kaip tam tikras, savęs negali tapatinti su juo. Tai tu šitą gali pakeisti, bet tu negali turėti tokią pretenziją, kad kažkaip tai imsi ir surasi savo vidujybę visiškai adekvačią išraišką pasikeitęs. Nes čia grįšiu prie to, ką Viktorai pačioj pradžioje minėjai, kad iš tikrųjų tas subjektyvybė yra labai dinamiškas dalykas, jis nuolat keičiasi ir mes net nelabai suprantam, kokie ten tie procesai yra. Ir galbūt mes neturėtume turėti tų tokių pretenzijų ir iliuzijų, kad mes galim kažkaip tai tą subjektyvybę išreikšti, užfiksuoti ir tada jau sakyti, buvau toks, dabar pasikeisiu ir būsiu tada kažkoks kitoks. Jis visada bus toks pamatas, kuris netvirtas, jis tokia pelkė mums po kojų, bet mes turime išmokti ant jos kažkaip judėti su kažkuo tai, reiškia, santykis turi atsirasti kažkoks toks darbinis, kūrybiškas, bet neredukuojantis tos tikrovės į kažkokias tai tokias formas, kurias galima keisti, galima padėti, galima nepadėti ir taip toliau. Jo, čia įdomi ta mintis apie tą vidujybę. Šiaip įdomu būtų tam rojuje apsilankyti, kur nėra ten vidujybės, man ten užkabino. Bet čia ekskursas, reiškia, čia kita tema. Neišvengsim to visi mes. Bet gali būti pragaras. Ten irgi, aišku, sakė, nėra vidujybės. Turinys priešingas, bet esmė ta pati, ne? Jo, bet čia ne tai. Bet man yra tikrai įdomu, kalbant apie pokyčio temą, kad žmogaus iš tiesų vizija ir ilgesys nesikeisti, o stabilizuoti. Kitais žodžiais tariant, aš manau ir sutinku, ką Rasius sakė, kad vidinis pasaulis jis labai kintantis ir keičiasi ne strategiškai, aš tampu kitokiu, bet tai tokia nuotaka, tai tokia, tai aš nebeturiu jėgų, žiūrėk, aš jau dažnai pavargstu, aš dažnai tampu ilgesnis, o čia staiga laimingas, o čia man viduriai sustojo, o čia aš kažkodėl susipykau, ten tas vidus, jis visko verda, nekalbant apie mintis ir žmonėm
aš nerasiu turbūt žmogaus, pas kurį ten neverda. Žinai, viskas viduje verda. Reiškia, kalba apie pokytį ten nėra. Ten pas visus yra pokytis ir verda katiliukai. Taip ir yra sako. Ir ilgesys yra, tai ką su tuo daryti? Kitais žodžiais tariant, gali būti, kad tas noras pakeisti, ir tai ką tu Rasiau sakei, kad galbūt socialiniam lygyje kažką išspręsti, pasiekti kažkokį kryptį tam pokyčiui, kažkokią prasme tam pokyčiui, kažkokią taikinį, kad kai ten jau padarysiu, tai čia jau viduje susidėlios viskas į lentynėlės. Nustos būti tas chaosas, ta pelkė, to pokyčio ir virimo katilo ir nesibaigiančių dalykų. Ir tada jau, ir čia yra ta viltis, kuri, mano manimu, yra apgaulinga. Aš sutinku su to, kad ten tas vidujybė, jinai visą laiką virė ir virs. Ir ilgesys iš tiesų, mano manimu, kada jis pasikeis, tai ne apie pokytį, kaip nebūtų paradoksalumą, o apie stabilizavimą. Ir stabilizavimą tai yra, kad kažkokią kryptį, kažkokią prasme, kažką, ką aš galiu sutvarkyti, sukontroliuoti, įprasminti, nes tas pokytis, kuris dabar vyksta, jisai kažkoks nerimą keliantis ir chaotiškas. Suvaldyti pokytį, ar ne? Taip. Stabilizacija suvaldyto pokyčio. Reiškia, tu iš kažkokio chaoso sukuri kažkokią tai melodiją, kažkokią tai ritmą, ar ne? Tada jinai aiškiai, prasmingai ir tada tu sakai, tai tas. O pažiūrėkime organizacijas, lygiai tas pats. Jeigu organizacijai vyksta, kaip sakykime, ramus gyvenimas, jie pasiekia rezultatų, gyvena, ten nesiplečia, per daug neauga, kažkokį turi. Tai pavojus yra, kad kils chaosas, kažkas bus nepatenkintas, kažkam atsibos, kažkas pradės konkuruoti, kažkas ten. Tai tada, ko reikia organizacijai? Nuolatinių pokyčių, kad vadovai nuolat keistų kryptį, vadovybę, sienų spalvą, parduoti, reiškia, ir tada žmonės vargsta nuo to, jiems sunku, kad čia nuolat mums keičiasi, bet tas nukreiptas pokytis užima žmonių turinį ir nėra kada jau tenai virti tos vidinės virtuvės, arba jeigu ir yra, tai žinom, kas kaltas. Aišku, tie, kurie inicijavo tą kryptingą pokyčių, jie yra blogiečiai, neduoda mums pailsėti. Bet jeigu duotų pailsėti ir jeigu duoda ramybę organizacija, tai jinai pradeda rūkti arba pradeda daryti dalykais viduje, tas organizacijos vidus, ne žmogaus vidus, bet organizacijos. Jis pradeda turbuliuoti, atsiranda intrigos, atsiranda apkalbos ir irgi negerai. Reiškia, pokyčiai vyksta vis tiek. Taip sakant, kada tai nėra sprendimas, tai tu sakai, kad iš esmės tasai, nepaisant to, kad yra iliuzija, kad kada mes tą stabilizuosime, suvaldysime pokytį, mes įgysime tam tikrą ramybę, kas yra tai, kaip tu sakai, mes siekiam to, kad būtų aiškumas, kryptis ir atitinkamai ramybė, tačiau jeigu mes tik tai turim nors kažkokį tai šansą atsidurti tokioje situacijoje, tai niekaip nepateisina tų mūsų lūkesčių, nes atsiranda kitoks pokytis. Bet aš klausiau, Viktorai, aš kažkaip noriu visą tai kažkaip tai pateisint gal. Aš tai pradėjau galvoti, gal tai yra būdas, pavyzdžiui, visi tie žmonės tokioje organizacijoje, jie supranta, kad kryptis galbūt net nesvarbi, bet yra tiesiog veikimo būdas, ar ne? Modus operandi tam tikras. Ir tame yra kažkokia tai ramybė irgi, nes mes visi kažkaip tai iš dalies imituojam, bet iš tikrųjų kažką keičiam ir taip toliau. Čia iš kitos visai pusės paimčiau. Pavyzdžiui, irgi čia buvo diskusija tokia apie profilio kūrimą, ar ne? Reiškia, aš dabar labai prastas virėjas esu, tikrai turiu prisipažinti, bet jeigu aš sukurčiau YouTube kanalą apie kulinariją, sakykime, mano projektas būtų taip, 5 metų skirti, reiškia, tam YouTube kanalui, kad surinkti daug tenais kažkokių tai, reiškia, tų pasekėjų ir taip toliau. Ir aš pamažu virstu į tą, reiškia, kas paskelbta mano profilyje. Po 5 metų aš nusprendžiau, kad aš ko gero turėčiau užsiimti mašinos remontu ir, pavyzdžiui, įsigilinsiu į tą ir irgi, reiškia, tapsiu to. Tai kas įvyksta tuo metu, kadangi tavo veikla, jinai tokia cikliška ir įtraukianti, tai tu net nelabai jauti, kas ten tavo esmėje kažkur guli, bet tu dirbi, tu esi darbintas tam pokyčiui. Ir tai reiškia, tu tada pradedi kaupti tą patirtį, pradedi ją dalintis, tave pradeda vertinti, atsiranda tokia dalykai. Čia hipotetinė situacija. Tai aš tik noriu pasakyti, kad šitoks veikimas, jis neturėtų mūsų kažkaip labai stebinti ir mes tada iš tos, reiškia, egzistencializmo mokyklos išaugę sakyti, taip, bet kur mūsų ta tikroji būtis, kažkur jinai ten kenčia, nes tuo metu mes vaidinam kažką kitą, kad nelabai pasireiškia tas tikrasis aš. Jisai ramus, ta pačia prasme kaip organizacija Viktoro pasakojime, nes aš kažką veikiu
Ir jisai yra tuo metu nuramintas, kaip, vat, nu, sakykime, vaikas ten žinti, ką nors tenais ir toliau, jisai užimtas, tai vyksta kažkoks procesas ir jį tai ramina. Ir tada laikas eina, o aš tuo metu, reiškia, kaip tu, vat, Sauliau, pačiu pradžiai sakai, va, biški keičiuosi, aš buvau čia kulinaras, dabar mechanikas, paskui būsiu koks nors, nežinau, šachmatininkas galbūt, arba kompozitorius kažkoks. Nu, tame prieštaravimo tas ir nėra, viskas čia tvarkoja. Bet ar tu keities? Keičiasi tavo funkcija, keičiasi tavo veikla? Aš viena vertus, aš tarsi ieškau kažkokios patirties, kurios gal neturėjau, arba turėjau tik iš dalies, bet noriu kažkaip tai ją praturtinti. Aš įgaunu kažkokius naujus įgūdžius, aš plečiu kažkokį tai socialinį ratą žmonių, kuriems tai yra įdomu ir aš tampu toks kaip jis. Nes visą laiką, nu, pavyzdžiui, aš kažkada dariau tokį eksperimentą, kurį irgi paskui siūliau studentams savo daryti, pavyzdžiui. Jeigu tu forume, interneto forume, dar seniau būdavo tokie dalykai kaip forumai, reiškia, tu ten taipini kažkokią tai poziciją. Priimk poziciją, nuostatą, kuri tau yra svetima. Ir pradėk, reiškia, ir pabandyk ją, nu, po truputį ginti. Ir tu net nepajusi, kaip tai savaime ves tave už rankos ir tu rasi naujus argumentus ir emocinės reakcijas. Tu kuri tą personažą tai darydamas. Ir tai net savotiškai įdomu, tai yra toks žaidimas, kuris tave įtraukia. Tai netgi tu supranti, kad čia galbūt ne mano nuomonė, ar man sakykime, tai nėra tai artima, aš visada taip galvau, ne. Bet tu eini tais keliais, kurių tu kitaip net nepraeitum. Ir tada tau atsiveria kitos perspektyvos, kitą kartą galbūt pagalvos, nu gal tikrai, žiūrėk, tam požiūrį yra kažkokia tai įdomi tiesa ir taip toliau. Tos kaukės, ar reiškia, to profiliai, jie nėra tokie, kaip čia sakyti, norim pasakyti, kad tai yra tokie, reiškia, dirbtiniai dalykai, kurie mus apsunkina, mus, reiškia, paskui sugadina, sukuria mums psichologinių problemų ir ne. Jeigu mes rimtai jos nežiūrim, va čia yra problema, yra tokia, tu tapatinėsi su tuo, kada tu nori, kad tavo subjektyvė, bet tai išsemtų, reiškia, aš jau tapsiu ten kulinaras ir viskas, reiškia, pakilsiu ir, reiškia, apogėjų, ten pats geriausias būsiu. Nu, netapsiu, ne, aišku, ne. Bet jeigu tu žiūri tai taip mėgėjiškai, tai tada, man atrodo, čia daugiau padeda spręsti psichologinės problemas, negu kad jie sukuria. Gal neteisus čia, kaip Viktorai tau atrodo. Jo, čia provokatyviai skamba ir aš girdžiu tą žinią. Man atrodo, tavo paskutinė mintis apie tai, kad jeigu tai netampa, nu, kažkuo visybiško, arba aš tai savo išverčiau, jeigu tai netampa siekiu rezultato. Tapsiu vyrėjų, ten yra geriausių vyrėjų, arba galutinių vyrėjų, arba panašiai. Jeigu tai bus tik tai dalis žaidimo, dalis mano pokyčio proceso, tada gerai, jeigu aš tą kaukę ar tą profilį matuosius, bet jinai neapims viso manęs, tai reiškia iš esmės nepakeis mano esmės, ne, tai pavadinkim taip, bus tik tai dalis mano esmės. Nu, o kita dalis galės to atsisakyti profilio ar atsisakyti, tada okei, nu, žinai, tada yra okei. Bet aš iš tiesų esu pastebėjęs, kad žmonės, kurie gyvena su tom kaukėm, ir nebūtinai vyrėjo kokio nors šaunuolio arba sėkmingo, jie ilgainiui ateina į aklavietę situaciją, nes jie atsiduria situacijoje, kuri kaip tyčia iš jų reikalauja kitokios laikysenos negu tas vaidmuo. Jeigu jie demonstruoja savo stiprumą, sėkmingumą, o gyvenimas kaip tyčia atsitinka toks, kad subyra. Tie blizgus dalykai nebeblizga, sėkmė supūva arba subyra ir tada jiem yra sunku. Tai yra tas momentas, kai susitapatina su savo vaidmeniu, o paskui susidūrė su gyvenimo situacija, tą prieštarą išlaikyti labai sunku, tą įtampą tarp to, koks savo ir kitiem rodžiau ir tai, kas dabar su manim vyksta, kur tai padėti. Iš pradžių bando neigti, paskui gerti migdomosius, paskui dar kažką daryti, raminamosius, paskui supranta, kad tai nepadeda, vis tiek tą realybę beldžiasi garsiai į duris ir sako, žiūrėk, yra ir kita dalis. Sėkminga rolė ir tavo nesėkmė, tavo šešėlis, tavo, nežinau, gobšumas, tavo grubumas, tavo piktumas ar dar kažkas, kas ten tą gyvenimas pabeldė. Ir tada, jeigu žmogus tada ateina į terapiją arba eina kažkur tai ir ieško tą dalį, pamatyti, kad net kai aš vaidinu tą dalį, yra kitas šešėlis arba kažkokia, kitas elementas. Ir tada yra okei. Man atrodo tas... Sorry, sakyk, pratęsk.
Bet man atrodo, tas klausimas esmės, jis yra labai įdomus, nes mes kalbam apie pokyčius arba kismą, bet jis yra tarsi kažkokiu kaukių, kažkokios luobos, kažkokio aspekto, kažkokio elemento, bet tarsi neapima visumos. Nu, žinai, kas ta visuma? Nu ir kai pasakoja apie tą profesorių, kuris tapo gandru, reiškia, man atrodė, kad jis kaip tik esmė nepasikeitė. Pavidalas pasikeitė, jis tapo gandru. Esmė ten sėdi tas pats profesorius, kuris nori grįžti atgauti seną pavidalą. Tai žinai, iš tavo to multiko aš atsimenu, mutabor, žinai, bet čia labai gera metafora. Tai kai jūs pasakote, tai šiandien maždaug kaip tas tokio kiaušinio vaizdinys, reiškia, maždaug kažkur yra vidurys, reiškia, trinys yra tam tikra esmė, tas aš, o vat jau tie visi socialiniai vaidmenys, statusai, funkcijos ar kažkas, tai yra tas kaip tai, reiškia, baltymas aplinkui. Bet mane kankinantis klausimas iš tiesų tai yra, kodėl aš paskui pradėjau apie tai kalbėti. Ar aš esu tas, kas yra tas trinys, kuris iš principo, ar aš esu tas visas kiaušinis? Ir aš dar kol pratęsiu tą, kas aš esu, ar aš esu trinys, ar visas kiaušinis. Tas ir tas. Ir aš tarsi noriu pasakyti, kad ar tikrai aš, kai keičiasi mano trinio forma, nes ne trinio, reiškia baltymo forma, ar aš nustoju būti kiaušinis. Ir aš turėjau diskusiją, pokalbį su žmogum, kuris pakeitė lytį. Ir tai padarė jau pakankamai, sakykim, brandžiam amžiuje, tai nebuvo paauglys, tai buvo brandus žmogus, tai yra, kuris sako, dabar galiausiai aš jaučiuosi savimi, galiausiai aš esu aš. Prieš tai visą savo gyvenimą aš jaučiau, kad aš apsimetinėju. Aš jaučiau, kad aš esu kitai. Ir žmogus toks daręs dalykus, tai reiškia viską. Ir dabar jisai pasikeitė lytį, tai yra praėjo procesas, tas adaptacinis, regeneracinis procesas, kuris ten, reiškia, reikalingas fiziologijai. Ir dabar sako, dabar aš jaučiuosi išlaisvinęs. Ir aš, besidžiaugdamas už žmogaus išlaisvėjimą, kas visą laiką yra smagu, kad žmogus išlaisvėjęs pasijunta, aš, aišku, kaip nemandagus žmogus, aš klausiau, o tai tu prieš tai buvai ne tu, o dabar tapai tu? Ir aš šito dalyko aš nesuprantu. Ir jūs man padėkit suprasti. Tai ar aš esu visas tas, kas ir buvau, ir aš esu tai, kas tapau, ar aš pasikeičiau? Ar aš nustojau būti aš? Bet čia žinok spastai, Sauliau. Man atrodo, pasakyk man daugiau apie tos spastus. Nėra tokio aš. Okay. Čia yra sugalvota žodis, mes ieškom spintos, kurios nėra. Nėra aš ir nėra kažko. Tai yra savoka, kuri sugalvota, kuri turėtų užtikrinti mums tęstinumo įspūdį, kad tai, kad buvau prieš minutę, esu tas pats ir kažką duoda. Ir jinai ilgainiui tampa sugalvota, jinai nėra bloga sugalvota savoka, aš jos nekritikuoju, bet jinai paspendžia spastus, kad paskui mes jau ją darom prielaidą, kad yra tas aš ir tada uždavinėjom klausimus, kas tas aš, ar sutelpa ar ne. Bet tai yra iš tiesų, atsisakyti savo ego yra tam tuose mokymuose, tai iš principo atsisakyti savokos, kuri gimsta kažkada vaiko raidoj, kuris, jeigu vadina daiktus, čia lempa, čia namas, čia kėdė, čia stalas, ir aišku, kažkada atsisuka pirštai į save, o kas čia? Ir tas sunkus klausimas, kas čia, jisai gauna pavadinimą aš. Arba ego, arba, kas ten norėtų. Ir po to kyla klausimai, kaip, bet jeigu neužsiduoti klausimo, kad jis niekas, jis dabar yra išlaisvėjęs žmogus besidžiaugiantis savo išsilaisvėjimu. Prieš tai jisai buvo nelaisvas žmogus ir nelaimingas iki galo ir kažko ieškantis. Ir ten ir čia yra tas pats žmogus. Kaip sakyti, tas pats pavidalas, šiek tiek kitoks pavidalas, bet daug esmė to paties pavidalo. Bet jis nuolat keičiasi, jo nėra. Kaip sakyti, kibiras vandens vaikščiojantis ir kalbantis. Maišas vandens. Aš pratęsčiau pridėdamas. Tokia provokuojančią situaciją sugalvokim dabar. Tas kalifas gandras, ar ne? Jeigu jisai būtų praradęs atmintį ir jisai yra gandras, bet jis neprisimena, kad jis buvo kalifas. Tai kaip tada, reiškia? Ar jis jau yra naujas aš, ar pavyzdžiui, jisai jaučiasi kaip, ar jis nori kažko, galbūt tie norai irgi jau nauji yra kažkuo tai pagrįsti. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris pakeitė lytį, jeigu jisai prarasto atmintį ir jeigu jisai dabar, reiškia, vieną dieną pabunda ir jisai yra save suvokia, aš esu šitam pavidale. Ir jeigu nebūtų to išsilaisvinimo prisiminimo, ką Viktoras prisimena,
ar tai užpildytų jo, reiškia, tą aš, vat, ar tai būtų jau atsakyk, va, aš esu aš ir man gerai su savim. Aš nežinau, tiesą sakant, man labai sunkus klausimai, nes labai sunku įlysti, neįmanoma įlysti į žmogų. Bet žmonės įlenda, va tavo labai geras pavyzdys. Žmonės lanko savo tėvus ar artimuosius, kurie praranda atmintį, kurie nebepažįsta manęs kaip sūnaus arba kažkieno kaip dukros. Ir žmonės tą pasakoja kaip sunku išgyvenimą. Tai žmogus kaip ir nepasikeitė, nu jis kažko negali, bet svarbiausia, jisai nebeatpažįsta tavęs. Taip. Neatpažįsta tavęs kaip savo vaiko, neatpažįsta savęs kaip tavo tėvų. Bet jis gyvena, jis nebeturi atminties, bet jisai tau gali papasakot su dideliu džiaugsmu, ką šiandien valgė, kaip matė prasiskleidusi žiedą, koks buvo geras žmogus, kaip gražiai pabendravo. Gyvenimas tęsiasi. Jisai vyksta be ilgalaikės atminties. Ir mano manymu, mes patiriam tuos eksperimentus, kuriuos tu pasakoji. Su žmonėm, kurie praranda atmintį, kurie pamiršta ir save, ir savo artimuosius. Ir tęsia gyvenimą. Ir beje, aš atsimenu vieną tokį, man atrodo, ar skaičiau, ar čia po toks dokumentinis filmas apie žmogų, kuris nebeturi šitos trumpalaikės atminties, bet pavyzdžiui, jo žmona sako taip, jisai neatsimena, bet vis tiek tai yra tas pats žmogus. Yra dar, čia savo kažkiek prieštarausiu, nes aš norėjau įvesti atmintį kaip tą lemiamą, reiškia, tapatybės tęstinumo elementą, bet va tie žmonės, kurie iš šalies sako, taip yra tas pats žmogus, ir neaišku, kaip jis ten pats save iš vidaus susivokia, bet pavyzdžiui, jai atrodo, kad tai yra tas pats žmogus ir nėra jokių klausimų kitaip nekyla. Kaip sakant, yra tam tikra, galbūt nereflektuojama patirtis suformuota kažkaip, kaip žmogus reaguoja, kaip elgiasi, kaip mąsto. Ir ta visuma tada iš šono žiūrint padeda tą, šiuo atveju tai ego, bet tai ne tas, kurį aš apie save pasakau, bet kito žmogaus akyse, tu esi tas pats žmogus. Jo. Bet mes kalbam iš esmės, kai kalbam apie atmintį, mes kalbam ir kalbėdami apie pokytį, mes kalbam apie kažką, kas laiko nekismą, nesikeitimą. Jeigu viskas keičiasi, o atmintis prisimindama, kas mes esam, laiko stabilumą, tada mes galim kalbėti, kas keičiasi. Nes jeigu mes neturim kažkokio nekismo, nesikeičiančios dalies, kaip sakyti, liudijimo arba buvimo, mes negalim kalbėti apie keitimąsi. Nes nėra stabilumo, nėra atskaitos taško. Taip. Čia šalia yra dar vienas būdas pažiūrėti į kitimą. Pavyzdžiui, istorija, jeigu jinai yra įdomi, tai ten turi būti kažkoks pasikeitimas. Čia tokia abėcėlė, sakykime, ar ne, ten dar Aristotelis poetikoje apie tai rašė. Reiškia, yra charakteriai, kurie vyksta kažkokia tai tarsi transformacija juose, kažkas atsitinka su jais. Bet tas atsitikimas nėra bet koks. Ten yra tam tikra logika. Reiškia, tai, kas įvyksta su personažu ar charakteriu, turi būti įmanoma, turi būti tikėtina tam personažui. Reiškia, yra kažkokia tai potencija tame charakteriai ir tada, kad mes stebim šiuo atveju, tai čia tas pats, jeigu mes atmintyje stebėtume save kaip personažą ir panašiai. Tai reiškia, mes suvokiam tą charakterį, kad pradžioje istorijos buvo tos potencijos, bet staiga kažkas atsitiko ir jos realizavosi ir tada jis pasikeitė. Jis kažką sužinojo, kažkas jam ten atsivėrė, kažkoks supratimas, tai jo pakeitė jo tą būseną šitoje vietoje. Tai čia tarsi paralelinis dar vienas būdas, kaip žiūrėti tą kitimą, bet bendra yra tai, kad čia yra žiūrovas ir ten yra žiūrovas. Aš kai atsimenu savo praeitį, tai aš esu savo paties, reiškia, ir dalyvis, ir stebėtojas, aš atsimenu ir stebiu, reiškia, tas, kuris stebi, jis yra tas pats, reiškia, čia yra tas kriterijus. Teatre žiūrovas irgi jisai prisimena, kas buvo. Kitaip, jeigu jis užmigo ar viską pramiegojo, tai jūs netikės žiūrovas, bet tas virsmas įvyksta ne tik scenoje, bet ir vyksta tame žiūrovė, jisai jo supratime tai atsiranda. Tai, žodžiu, tai va tas darinys. Bet čia yra sudėtingiau, nes tas, kad atsimenam, iš tiesų mes neturime atminties. Tyrimai atminties rodo, kad žmonės neatsimena 100%. Jų prisiminimas iš dalies yra toks, iš dalies keičiasi. Interpretacija. Taip, reiškia interpretacija arba prikurta. Reiškia, ta riba nėra absoliuti, kad čia kažką aš stabiliai 100% atsimenu, o čia kažkas naujo ir aš tada galiu žiūrėti. Mūsų atmintis irgi keisėsi. Mums yra įspūdis, kad aš atsimenu. Mums yra įspūdis, kad aš žinau. Bet net tas momentas, kai ateina ten sūnus ar dukra pas tėvus ir reiškia, yra, taip, aš atpažįstu savo sūnų ir dukrą,
Bet jeigu pasigilinsi atidžiau ir paklausi, ar pažįsti tą žmogų, aišku, aš žinau, čia mano sūnus. Ar tikrai tu jį žinai? Ar tikrai tu jį pažįsti, tą žmogų? Ir jeigu paaiškės ir paprašyčiau papasakoti motinos ar tėvo, kas tas žmogus yra ir tas žmogus paklausytų, jis dar galėtų pasakyti, ne, aš ne toks. Aš ne tas žmogus. Tai čia ir yra paradoksas, kad yra kažkokia stabilumo arba, kaip atminties dalis, bet jinai yra iš dalies teisinga, iš dalies prikurta. Taip, čia labai svarbu. Praktiškai čia galima būtų taip, aš galiu išspręsti savo kažkokias tai problemas, grįždamas atmintyje į praeitį ir pakoreguodamas savo prisiminimą. Taip. Šitas dalykas, kai aš jį supratau, man buvo labai įdomu tai buvo suprasti. Tu tokiu būdu gali retrospektyviai keisti praeitį ir tada keisti savo dabartį ir netgi ateitį. Man atrodo, tu pasakai esmę psichoterapijos. Pasirodo. Taip, nes tai yra rekonstruojama praeitis, ne? Jeigu kažkokia praeitis, nes žmonės, aišku, ateina su dabarties problemom, bet jos kyla arba susiję su kažkokiom istorijom iš praeities ir su sukurtų istorijų naratyvų. Ir tada ir išeina jį perpasakoti kitaip, dėl įvairiais būdais. Ir tada, kai perpasakoji arba transformuoji, pakeiti savo istoriją, pasakojimą atminties iš praeities, keičiasi savijauta ir elgesys dabar. Tai Sauliau, čia tavo atsakymas, metamorfozė prasminga, kad tai yra terapija. Aš nenustosiu klausinėtis už tų dalykų, kaip ir daugelio kitų dalykų, apie ką mes čia susitikę kalbėsimės. Jūs vienas dalykas mane išgąsdino iš to, ką šnekėjote, tai yra tai, kad aš kaip savoka, aš kaip suvokimas yra sugalvotas dalykas ir tai yra sugalvota savoka ir mane išgąsdino dėl to, aišku, kad jinai tokia svarbi yra mūsų gyvenime. Jeigu nesugalvota, tai tarsi jos ir nėra, nors kita vertus daugeliu atveju tai, kas buvo sugalvota, tapo tikrovė. Ir aš nenustosiu jūsų kankinti turbūt dar ateityje per mūsų kitus susitikimus tuo, kad vis dėlto ar tada, kada aš keičiuosi, ar aš keičiuosi. Jeigu yra terminas aš, tai tada panašu, kad aš nesikeičiu. Bet jeigu yra terminas tu, reiškia savoka tu, tada panašu, kad vis dėlto pokytis yra įmanomas. Ne tik lūkestis, bet ir tam tikras, reiškia, aš matau, kad tu keities. Aš įsivaizduoju, ką Rasius sakė, tai reiškia mitologinį herojaus kelią, kur einantis personažas herojaus kelio, ten standartiškai silpnas, nelaimingas kažkoks, tai finale tampa herojumi, kuris nugali slibiną. Ir ar tai buvo pokytis? Tai jeigu jisai apie save, prisimindamas save, jam prisiminus atrodo, kad taip, pokytis įvyko, bet ar jis iš tikrųjų pasikeitė? Aš nesuprantu, ar jis pasikeitė. Ir man šitą mislę yra visą mano gyvenimą, turbūt nuo kokių paauglystės, kad aš jau tą turbūt minėjau kažkada, tai kai aš perskaičiau Kafkos Zamzą, šitą metamorfozę, ir man yra kažkoks mano, nežinau kas tai yra, stigma, ar kažkoks kablys viduje sėdintis, kur ta transformacija, kada žmogus pabunda vabalu, bet jisai savęs nesupranta kaip vabalo, tiksliau jisai nesupranta, kodėl kiti jo nesupranta kaip to paties Zamzos, kuris buvo dar vakar Zamza, o mato jame vabalą. Ir tada reiškia, ir tas man buvo, kad Zamza nepasikeitė. Pokyčio nebuvo. Tačiau visi aplinkui įtikinėjai ir finale jisai patiki tuo, galima sakyti, apsakymo pabaigoje, jisai patiki tuo, kad jisai pasikeitė iš esmės. Nors realiai jisai Zamza nepasikeitė. Bet vabalas atsirado. Tai blemba, pasikeitė Zamza ar nepasikeitė? Ir tai yra klausimas, kurį aš, kaip sakiau, kankinsiu ir matyt, dar mes daugelio aspektų eisim per tos, bet po mėnesio pasimatysim ir išsigirsim, pasikalbėti apie kitą temą, apie nepaprastus dalykus. Vat matėt, kaip paprasta kalbėti apie tokį dalyką kaip pokytis. Ne, aš pasimečiau. Bet aš taip maloniai pasimečiau, kad tikiuosi jūs pasimesite su mumis dar ne kartą. Ir su mumis tai reiškia su filosofu Rasiu Makseliu, su psichologu Viktoru Keturakiu ir manim Sauliu Jovaišu. Ir pasimatom visur ten, kur jūs randate tai, kas jums įdomu. YouTube'as, Facebook'as, turiu galvoje socialiniuose tinkluose, o ne tik ten, kur viskas įdomu. Ir be abejo, garsiniai dalykai, tai yra Spotify, Apple podcastai. Žodžiu, susigirdim, susimatom, buvo malonu, iki kito karto. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.